labas rytas, mano brangus žiūrovai. Vėlgi su dukrytė maunam į Plungės turgų, nes aš rytoj išvažiuoju filmuotis į Kupiškį, ne Kupiškis. Vėl man susimaištė pavadinimą. Ir ne Kėdainė, tas ir Kuršėną Žaltino, Kuršėnai Joniškis Pakruojis. Dalyvaus labai faino laido. Esu jau sakęs, kad tikės atsikūnus televizijai, bet čia negalėjau pasakyti ne. Tai vėl toks dienėlis gaunas, o pirmadienį kitą televiziją atvažiuom pas mus įdomus. Tai va, ir tų reikalų, o turgėlė noriu pasižiūrėti visokių paprikų, gal arbūzų gausiu, kodą norėjau. Moliūgą gal bandyti, bet ne, moliūgų reikia, ko aš šneku, juk valgom puikiausia. Nu, žodžiu, varom pasižiūrėti daigėlių. Ir praleisti dviese su dukrytė laiko. Prašom. Nu va, viskas, liekam nes jau. Vėlaujam visur. 10 rytą jau bus išpirkti visi augaliukai. Siaubas, žinok, kas deda žmonių, visur mašinų. Visi jau nešas daigėlius, o mums nebeliks. Kur čia dabar reikia daryti, kur čia reikia važiuoti, kur čia reikia statytis mašinų. Bandom čia. Ką? 6 metrai. Taksi. Nu, pričiom čia tas taksi vidury turgaus. Ai, mes čia pasistatysim. Eik tu, kaip gerai. Liuks. Kas ten šnekda su mikrofonas turgų? Gers. Turgėliai teisingiau. Ainam veizėti. Mums paprikėlių būtiniausia reik. Mus tas gausiam. Varom dukryt. Ne. Plungės turgų irgi visko ir laimutė mūsų. Einam pas laimut pasisveikinti. Labadiena, labadiena. Nu, kokia veina, dėsi, jau. Labadiena. Labadiena. A jau su savo grožėse, ne? Taip, mes jau nuo kovo 8 su Nu kovo 8? Mes nuo kovo 8. Aš kaip visuomet vėlauju visur. Koks tus gražis eina. Jau paskutinis tas toks vienspalvis kėps. Bet mums bus ryškesnis. Dar ryškesnis bus, tai jeigu nebus taškaus, bus ryškus žėtis. Ne, tu savo. Nu gera. Ne, šunis, Vikola. Tumkus yra, paneši? Panešu vieną. Padėsi mamai, ne? Kaip čia paimti? Gėlytę dar galėtų panešti. Dar gėlytę galėsi panešti. Ja. Bet jie prisikruojančiai. Prisikruoja, ne? Gerai, eina. Žiūrėk. Gražių gėlyčių yra, tai. Noriu draugę padaryti tonstaigmeną, pasveikinsiu tau magistru. Va, kvietkų nešam, bet esmė tam, kad nematau mašins, tai ką man ir arba vakarį. Su kodu spyna, nu labą dieną. Nu da gražiau. Mačiau vimut. Labą rytą! A galit pasakyti paslap, noriu nustebinti gintarį su koks kods bėdur. Aš nieko nematasiu. Nu, nerek niekuriai. O tu galvoji aukščia. Bet jaučka niek nenamus.
Nieko nėra matyti, nei tos. Skambina Gintarė? Gintarė skambino. Kame reikalas yra? Kur esi? Kapinėse. Nu, pizdėts. Senuliaus. Nu, supratau. Žiūrnie mašas galvoj gal užšventė vakar, žinai, prie darbą gal lėktų viltis buvo. Nu, net durų kod sužinojau. Kaimynka aptik balkoną rūpžiovė, kon sakau. Nu, Koks gal? Ne, mažiau planuoju. kada būsi? Nu, vakarop. Dabar šitą tik atvažiavau. Aha. Po mišių ir Ir abie cugoje esate, ne, jeigu pa... Nu, supratau. kažkur nori palikti. Noriu palikti, daug kudą padaryti. Nes kad ramu aš kaimynų gal. Net nežinau dabar. Tu man daug žinot, kada tu grįši ir tada matysim, kokia situacija. Nu, aš irgi noriu persą, nu, aš nenoriu palikinėti kažkur, nu. Gerai, mažutinio, mėly bučkis. Ne. Žiaurė, fainė, taip sudėliuot, vis paprasta, greita, žinai, bet visą esmę pasakė. Nu. Labą, gerą muziką, va, iki atė. Čia dukry. Einam dabar šuniukam, katytėm prisipirkti man. Jo, einam. Labą dieną. Labą dieną. Papulsti kadrą dabar. Aš kaip visuomet, katinukau, šuniukau, tų pačių. Tų pačių. Kamimon virs. Nerijau! Kur tėtis? Kur tėtė? Nežina? Dinga. Naus darbėlis. Gelbėt. Pačia jauksiam, ką pasakau, gelbėt. Hortenzijas, nes dar biškai ranoms bus kvit. Nu, matot, jie bespėsiu aš beišgelbėt, nes aš noriu. Ai, čia tas ir, nes tai ir su kažk susimaišiai. Nes vieno eilė yra Polar Beer, o kito yra ta pinky vinky kažkokį. Nu tai va, reik nuimt plėvėlę, čia būdavo labai fainai užsidėti, kas tas ir mulčius, bet nedėsim ne mulčiaus. Aš gal ant skelsiu, kaip atsiras, kaip susitvarkys tas prūds aplink prūdą visko. Ir tas, bet pagelbėt galim jau dabar. Okay. Galvoju, matyt, žmogus sakė, jeigu bus bumperiuks, tada atmau šiandien. Jeigu ne, tai pirmadienį. Tai matyt negavo, nes neatvažiavo. O jau taip laukiam. Dar dvi dienėlis palaukti baisiai sudėtinga, nepatikėsite. Tu vėl su ta tuočka, ne? Negi traktorių. Kursi. Negi traktorių. Oi, gers, negaliu. Kaftuočka, teptuočka. Nu, čia, žinai, jeigu paliktumėm būt fainę, dėtumėm mulčiaus ir rami galvą. Nu tai vieną nuėmam. Ne, viskur reik nuimt, ans reik gelbėt, normaliai, suprant, ten spės ir uždus. Tas neišravės. Apie ne točką? Tiesiai ar kaip? Štai pusmeščiai čia.
Taip čia aš veidų patiklujau, kiek vargau, kiek darbą padariau, susisadinau, viskų. Tai va, kažkas keitės. Čia 3 sluoksnius variau. A, čia mes buvom, manau, susikarpiai kažką, ne? Pavariau. Platė. A, čia man užmūjus buvau, dar ruožis priekį susisadinti. Romantikė. Žinot. Na, gėlininkį 3000. Šieneriu ką padės man biškį. Pats šlikščiausia žolė, kur galbūt tik žiūrėti į tą vadinamą arklį rūgštinį. Blemba, kad šlikšti, tik pas mus anos privėsa, kažko sujudinom. Žodžiu, raunas visą glutį kartu, kur trauk toną šlaikys pušėlį. Glutį sakau. Čia visų tai vėjams. Kelas kartų. Gal geriau nupjauti? Ne, gal su kastuvu biškį. Bet bent jau šakniką biškį užkliūtų minos, ne? Kaip čia gali augti? Iš daugiau koks pakabinti. Ne? Nuverti. Kas ne? Bet vis pušėlė eikti. Ai. Skauda širdį negaliu. Augus. Įaugus, nu visiškai pušį. Nu gerai, aš laikys kaip nors tu bandyti. Man neapsivėjus. Apsivėjus yra, ne? Gal traukt lauk, lemba, kišti. Nes lys toliau, supranti. Tiesiog. Baisuoklė. 1, 2, 3. Ketvirts. Prakats marš, žiaurą gerą mankštėlį. Apsivėjus aplinko yra, ne? Nu, iš ten jau kaip jin čia auga šaknų iš viso. Nesuprantu. Čia kinot šaknis įkaži, to bjaurystės. Nedaiška. Ir ant tu graži, blemba. Nu, dėsiam. Trašų visko, bus viskas gerai. Tik prispaus dabar gerai.
Eis parūkštin biški žemėlį hortenzijom. Nes kas sudinau, durpis daug nedėjo, tai biški tvark. Tas pats, žinot, kur šilaugiam, rododendram, hortenzijom, visim rūkštesnim azalijom. Katur. Visas, ką gauda, girkik sleikėlė, ne? Geras. Bus kiaušinį. Bet čia tik nėr te pitas pušelis, nebūtų piktųjų. Ai, buvo virkščia. Blem dabar visai neblogai atrodo, jeigu turėtume mulčio, aš galėt palikti iš tikrųjų. Ką dabar daryti? Be mulčiaus bus pizdėts, užsiknysiam ravėti. Kėra mažiuka, Viki? Ne. Antras dublis. Bandom dar kartėlį pasveikinti. Draugį, kur ir čia aptas virsituome padėjai. O, taip. Ai, blemba, tikra. Koks ten buvo. Duris pasikeitus, viskai bes patatapas. Draugise nebuvus, niek nebe žinau. Nusipirkai. Kur? Juk prieš tai irgi nešėm, neatsimeni. Ką? O, atmintėlė. Atmintėlė. Nu, gal biškį daugiau, nežinau, girdėjęs. Ateik. Nu, mažiuka, konto. Ačiū mažai. Čia su tavo magistru, mažiai, su tavo magistru. Jej. 3 metus pailsėk tada doktorantūrą. Ne, metus sakiau. A, jau metus. Nu, blem, paskau pasimirš dalyką. A, Tai dabar aš jau žinau. Rekšlės pirmą leidinį. Ilgalaikę perspektyvą žiūrėsim, katras iš jūs pradės dirigauti. A, netgi taip. Gerai. Labas rytas. Kuršiena. Atvykau filmuoti, tik nežinau, kur eiti. Einu, žiūriu, kažkokie žmonės parein. Mūsų, kad čia reikės. Kaip įdomu viskas. Kuršienų dvaro sodybos. Ai. Labą dieną. A čia laida bus filmuojama. Paduosite nuorodas ir pavarom. On tiltą pabuvo dabar šalia. Padėjai eiti krautuvę. Sėdžiu ant kelmelio, pakilo vėjelis, lauko kol nufilmuos dalį, katruo žmonės nerėk. Lemba užtruk čia.
Važiuosam per 3 vietas, esam tik Kuršienus da bus Joniškis į Pasvalys. Ne, Pakruojas. Pakruojo dvaras. Tai dvaras nežinau. Bet ta prasme, kad grįžėm Vilą Must. Tai, nu. Nes čia dabar padarys. Tada dar ragausim. Nu, žodžiu. Rytokiais filmavimus. Vara įdulis. Trupnė. O ne, mane. Per lėtą Kuršienų vyniotin valgiau. Tai dabar žinokit, turėsit su manim gerti, aš tiek laiką, kiam 5 Tai minutės. gera. Man kol nosis tokios paliks, nes kitaip tai neišeis nieko. Čia kokia karūna gera. Aha, Geras. čia jau duodat vaizdu. Čia į YouTube įdėsiu jums. Nedėkit jūs manęs. Negalima? Nereikia. Blemba, nenufilmavau, žinokit, jums, nes pamiršau. Esam, kaip čia vadinas, kleckų puotą. Ir valgėm kleckus su lašinuku įdaru ir silkės ir bulvės padažu. Ir dar auginti kopūstą šalip. Ką buvo skanės, žinokit. Ir čia žmogus mums daro visko, ir vynus, ir alus, ir dar kažko. Ai, kažko padarė, kad rampos neaišku daryti. Netiep, noriu. Ai, čia įduris. Vynuogis va čia augina, geras. Aha, braškytis, dar kažkas. Va. Ir savo daro. Nu, va, sodinuką. Bus daugiau vynuogių. Labai patik ta vieta, labai patik. Pirma vieta buvo Kuršienų vyniotinis. Tos moters, katra sugalvojo ten receptą. Dukra. Dabar keptus vyniotinius visus. Tai ir labai fainė. O čia jau toks dar kitep. Nu, tokių kleckų nežinau. Tikrai ne visi esam valgiai. Galbūt ne visi dar gyvenį pavalgysim. Iš tų ruginių miltų su selinom. Tokie jaudi, tumsi. Bet labai skanė, žinok, susigrūja viskas. Nu, ir čia mums vykda toks edukacinis veiklas. Taip, o čia mūsų brangus Orijus. Zuikių. Geras, žiūrėk, tikra. Geras. O čia kas stalas? Dabar kėlės našlaitės sudėjo. Ką fainė. Labai gražus, tas čia negali. Geras. Dabar vyko pavasario festivalis, tai nieko Va, kas nesat buvę Pakruojo dvare, čia yra tas vadinamas bravaras. Ir dabar žiūrėkit. Koks aidulis yra. Va, apriegi manėm dvariškių rūbaisėlė. Koks fainas suknėlės. Gal tik tas, kad nebei daugiau suspausti, nes per daug medžiagos ir nesuveršti, bet nu labai iškart patinka. Nu, nuostabi diena, žinok, nuostabi patirtis. Orijus, man atrodo, jau sakiau, kad atrodo toks ir yra, nuoširdus, labai fainas, labai draugiškas, papras, nepasikėlis. Nu, žodžiu, ir šiandien pamačiau daug dalykų. Tik Liecka dabar čia, Kuršienų tas tikruosios šaknis, nu, esu prasiturtinus visai kaip kultūriniais dalykais. Labai fainai. Ne, nesugadinau. Kaip viskas vyksta už kadro? Girtuokliaujama, valgoma. Nelėt valgyt, nelėt gert, nelėt. Aš nežinau, tas Orijus despotas, žinokit, jums yra. Yra viskas visiškai kitaip. Aš tik nusisuku, jinai iš karto prie bokalo. Žiūrėkit, jos bokalas. Jos bokalas. Kur ten dar buvo? Ten buvo dar vienas bokalas. Visur jos bokalai. Blynus, sakau, filmuosim, prie stalo valgysim.
Jūs turite nuomonę? Jūs svarbiausia, žinot, ko pasakė, visa Lietuva sakė, atsivežiau moteriškį, kad ir pavalganti. Už to nedovanosiu, žinau, kurėjo, viskas. Žinot, kodėl su dviem? O, geras. Kas čia pešas, ne? Ne, čia tikras bokalas. O Čia kodėl- va ten kamperatai. O kodėl su dviem? Atspėkit. Nežinau. Kai rankas dreba, čia stabilizatorius. Čia į temą, vat, kodėl jis ją įrodo, nes jinai tiek alaus išgeria, kad jai jau tiesiog rankos dreba automatiškai. Nu, Čia nesakysim. Gizelė pudelis. Jisgi dirbdavo už žalą. Gizėlis? Jo. Tuo, kur bravo, gaudavo, jo. Gizėlis. Atsiminkiam to vardą Gizėlis. Geras. Galėčiau priprasti. Jūs pamatėte tikrąją žemaitės veidą. Tikrąjį. Ačiū, Arijau, kai jūs parodėt.